exist. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like. Tai dar kartelį įsijungia mikrofoną. Labas vakaras, vos nepasakiau labas rytas, iš tikrųjų, kai tamsu, taip tai negali pasakyti. 6 rytos ar 5 ryto. Taigi dar kartelį labai smagu jūs visus prisijungusius matyti. Taigi pasižiūrėkime, wow, turime 19 ekranų bent Zoom'e, o tai reiškia, kad tikrai bus daugiau negu 20 žaidėjų. Ir tai yra labai smagus dalykas, todėl ir labai norėčiau pasisveikinti su visais, kurie šį sekmadienio vakarą nuo 18 val. Leidžia kartu su mumis, su Protų slėniu, o tai būtent smagi visai Viktorina, kurioje žaidžia Protų slėnio dalyviai, pavadinkime taip, o iš tikrųjų Kalvų slėnio gyventojai, bei galiu pasakyti jų svečiai. Taip, svečiams irgi leidžiama, nesvarbu, kur jūs gyvenate, svarbiausia, kad būtumėte, kaip sakoma, pažįstama su Kalvų slėnio gyventojais, o tai bus visai viskas gerai. Mano vardas Darius ir aš esu kaip ir Kalvų slėnio kaimynas, tai ir noriu pasisveikinti su visais kaimynais bei svečiais. Ir nieko nelaukęs galėčiau šiek tiek pristatyti visą šitą mūsų reikalą, kągi mes turėsime tie, kas tik dabar prisijungia, matydami visokiausius skelbimus elektroniniu paštu, o taip pat ir kabančius prie parduotuvės ir ant mūsų skelbimo lentos, apie kurią irgi visai netrukus pakalbėsime. Tai būtent tai, kad jau trečias sekmadienis, kada mes žaidžiame tą turnyrą, taip vadinamąjį mažą turnyrėlį, 4 žaidimų, Protų slėnis, 30 klausimų, smagių klausimų, visiškai iš įvairiausių temų, iš visos, kaip sakoma, erdvės, nėra tokios, kad kažkokia tai būtų speciali tematika, tačiau vis tiek yra žmonės, kurie ima ir atsako juos visus, o tai reiškia gerai, vadinasi, klausimai tikrai nėra sunkus. O tam, kad jie nebūtų sunkus, aš dar jums šiek tiek palengvinau, todėl, kad žaisime labai paprastų dalykų, tai jums visiems reikės mobilaus telefono, išmanaus telefono, svarbiausia, kad tai būtų išmanus, o ne paprastas, ten mygtukinis, su juo bus labai sudėtinga, bet jeigu turite paprastą išmanųjį telefoną, arba planšetę, arba atskiro kompiuterį, jums to tikrai reikės. Visai netrukus papasakosiu, kaipgi mes jungsimės, kaip mes žaisime, o dabar šiek tiek mažytės informacijos, kurią aš tikrai norėjau paskelbti kartu su mūsų Kalvų slėnio bendruomenė. Tai vienas iš tokių dalykų, kad jūs iš tiesų galite mane stebėti ir visą šitą žaidimą stebėti ne tik Zoom'ą, bet jūs galite net ir stebėti YouTube'e, jeigu jums yra patogiau, gal per didelį televizorių įsijungti ir panašiai. YouTube'e paieškoje tiesiog suveskite beprotmušis Protų slėnis ir viskas. Tiesiog 3 žodžiai, beprotmušis Protų slėnis ir ten iš karto meta jums visą mūsų gražų vaizdelį. Aišku, jisai šiek tiek vėluoja, gal 7-8 sekundės nuo tikrojo realaus laiko, kas yra Zoom'e. Na, bet vėlgi, kokybė yra kokybė. Gerai, tai dabar šiek tiek apie bendruomenę, šiek tiek mažytės naujienas norėsiu papasakoti. Vis tiek tai yra smagus dalykas, tai labai dėkingas be abejonės mūsų visiems, kurie prisideda prie mūsų Kalvų slėnės bendruomenės. Ir štai, ką man atsiuntė Kalvų slėnio bendruomenė, tai būtent jie labai prašo šiais metais paremti būtent bendruomenį, nes yra ir paramos gavėjo statusas. Jeigu turite galimybę pervesti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio, tai galite be abejonės padaryti keliais būdais, užpildyti ir pasirašyti tuos prašymus. Visą informaciją be abejonės jūs galite rasti Kalvų slėnio Facebook puslapyje. Tikrai mes turime tokį Kalvų slėnio puslapį ir būtent ten jūs rasite visą informaciją
info, kuri yra reikalinga, nes čia, kiek pradėsiu pasakoti, tai visas mūsų proto mūšio laikas ir pasibaigs. Taip, o antra viena labai smagi naujiena, kurią norėčiau irgi jums paskelbti, tai visų pirma labai noriu padėkoti tarybos nariams būtent Kalvų slėnio, tai būtent Algirdui, Kęstučiui, Sauliui, Jevgenijui, Valdui, Vidui už asmeninius indėlius, bendruomeniai stiprinti be abejonės, tai čia ir stendas, ir eglės papuošimas, šventės visokios ir taip toliau. Taipogi norim ir Jonui iš Gudaičio gatvės padėkoti už sukurtą kalėdų nuotaiką, nes būtent padovanota eglė, tai dar kartelį labai dėkui. Tai kaip ir minėjau, štai visą informaciją pagrindinę bent jau susijusią su 1,2 kpm pervedimo jūs galite rasti Kalvų slėnio Facebook puslapyje. Kągi viskas, tai dabar galim šiek tiek pašnekėti apie tai, kaipgi mes žaisime. 30 klausimų, 25 tekstiniai, 5 muzikiniai. Norint klausytis muzikinių klausimų, jums reikės turėti telefoną pasigarsinus, nes būtent telefono būdu, telefone jūs girdėsite tą muzikinį klausimą. Kas yra labai faina, tai kad telefone matysite ne tik tai klausimą, bet telefone matysite ir 4 atsakymo variantus. Dar vieną dalyką labai noriu paprašyti visų Zoomo klausytojų, žiūrovų, būkit geri, pasispauskite mikrofoną, kuris užmūtina jūs. Tai būtent tai bus paprasčiausia, nes mes jau girdim visokių pašalinių garsų, o tai reiškia, kad gali pertraukti visą garsą. Tai va, užsimūtinkite, manęs nereikia mūtinti. Labai geras, jo. Taip, ačiū labai mūsų gerbiamam Zoomo administratoriui Gediminui, kuris mane irgi netyčia užmūtino. Gerai, bet viskas bus tvarka. Dabar mes girdimės. Taip, tai dabar ima telefoną ir aš jums parodysiu, kaipgi reikėtų prisijungti prie žaidimo. Paprasčiausiai telefonu paimkite ir įsiveskite bet kokį internetinį puslapį, žiūrint, ką jūs ten naudojate, ar Androido telefoną, ar Apple, tai arba, kaip sakoma, gali būti Chromas, gali būti Google'as arba Safaris, ir susiveskite tokį gerą dalyką, tai myquiz.org, o taip pat dėmesio į ekraną aš kaip tik ir parodysiu, kaip tai atrodo. Žaidimo kodas net yra jau parašytas 672015, tai telefono rašiklėje suveskit kodą ir iš karto paspauskit join. Jokių login nereikia spausti, tiesiog join suvedus kodą, tada varnelę uždėkite, kad sutinkate su privatumo politika, spauskite next be abejonės, tada būtinai paspauskite, kad jums yra 16 metų, nes kitaip nepriim žaisti. Na ir čia labai pagrindinis dalykas - vardas, tarpas, gatvės pirmoji raidė ir namo numeris. Va čia yra labai svarbu. Čia tikrai labai svarbu. Tai va, tada mes tikrai žinosime, kas laimėjo, o kas nelaimėjo ir į ką galima būtų kreiptis ir panašiai. Dar kartelį pakartosiu, čia žinau, kad iš tikrųjų lengva, kadangi žinau, kad yra apie 23 prisijungę ekranai Zoom'e, tai tikrai bus daugiau negu 23 žaidėjai, nes visa šeimyna gali žaisti, kiek turi telefonų arba planšečių, tiek ir žaiskite, tiek ir jungkitės, galite net tarpusavį šeimoje pasižiūrėti, kuris yra, na, kaip čia pasakyti, negaliu sakyti protingesnis, bet kuris yra greitesnis atsakyti į klausimą. Kodėl sakau greitesnis? Todėl, kad be abejonės tai bus ir taškų skaičiavimo sistema. Ir apie tai vėlgi pakalbėsime. Štai, tai jungkitės dar kartelį, jeigu matote, kad connected users arba waiting for the game, tai jau žinokite, esate tenai prisijungę. Dar kartelį kodas 672015. Na, o aš kaip tik imsiu ir patikrinsiu, kaipgi sekasi jungtis mūsų žaidėjams. Mes turime 24 prisijungusius žaidėjus ir aš dar turiu galimybę dar porą minučių tikrai palauksim, paleisim, kad visi tiesiog paimtų ir prisijungtų. 24 tai jau tikrai yra geras skaičius ir kol jūs jungsitės, na, aš dar tiesiog palaikysiu tą vinjetę, taip vadinamąją prisijungimo, kad jums būtų lengviau. Iš karto pasakysiu, jeigu jums netyčia nusės telefonas, arba jis atsijungs, arba kažkas paskambins jums tuo metu ir jums išeisit iš programos, nebijokite, tiesiog spauskite refresh arba dar kartelį eikite myquiz.org. Kodas visada bus rodomas ekrane, bet aš taip suprantu, kad daugiau nieko nereikės daryti, viskas jau ten bus išsisaugoję ir kas labai faina yra tai, kad jūsų visi atsakyti klausimai bus išsaugoti ir taškų tikrai neprarasite, jeigu netyčia užmigs telefonas arba ten kažkaip atsijungs ar užstriks. Taigi turim jau 25 prisijungusius, tai kuo toliau, tuo geriau, na tai aš manau iki 30 tikrai datrauksim. Na, o kol jūs jungiatės, aš pakalbėsiu apie prizus. Taigi šiandien aš labai dėkoju iš tikrųjų Kalvų slėnio bendruomeniai už įsteigtus prizus. Praeitas sekmadienis buvo panoramos dovanų kortelės ir tikrai mes turėjome nugalėtojų ir štai šiandien mes turime štai tokius prizus. Tai būtent
pirmoji vieta gauna 20 eurų kortelę, kurią galės išleisti Rimi parduotuvėje. Antroji vieta 15 eurų kortelė, trečioji vieta 10 eurų kortelė. Na, galima sakyti, tai yra dovanų kuponas. Taip turėtų būti galbūt. Tai va, pirmoji vieta 20 eurų, antroji vieta 15 eurų, trečioji vieta 10 eurų. Bet tai dar ne viskas, tai dar ne visi prizai, apie kuriuos noriu jums ir pasakyti. Dar vieną prizą aš dar įsteigiau nuo savęs, iš tikrųjų norėjau paguosti vieną labai smagų žmogeliuką. Tai yra smagus žmogeliukas tuo, kad po žaidimo jam tikrai turėtų būti liūdna, todėl kad jis neužėmė nei pirmos, nei antros, nei trečios vietos, o užėmė 4 vietą. O tai reiškia, lyg ir kaip ir nugalėtojas, bet ant podiumo nelipa. Tai nuo savęs aš iš tiesų pamaloninsiu jį 4 vietos nugalėtojo, nesvarbu, kas tai bus, ar vyras, ar mergina. Aš pavaišinsiu žiauriai skaniais savo rūkytais, ne savo rūkytais, bet savo pagamintais rūkytais šonkauliukais. Tai va, šonkauliukų pusę kilogramo rūkytų, skanių, nerealių, gleizuotų, fantastiškų, čia galima daug ką sakyti. Aš žinau, kad netgi mūsų kai kurie Kalvų slėnio kaimynai tikrai žino, kokie jie yra skanus. O tai reiškia, kad galbūt aš nuo kitos savaitės pradėsiu ir tiesiog imti ir dalinti neužačių juos mūsų Kalvų slėnio gyventojams. Tad jeigu kada norėsite pavakarieniauti skaniai, tiesiog skambinkitės ir mes tikrai sugalvosim, kaip aš jums galėsiu pavaišinti skaniai šonkauliukais. Tai va, 4 vieta, galima pavadinti taip, beproto šonkauliukai, jie gal ir taip geriausiai skamba. Taigi 27 žaidėjai prisijungė, 6 valandas 11 minučių, o tai reiškia, kad jau daugiau nieko neturėtumėme laukti. Galime, kaip sakoma, jau ir pradėti. Taigi, tai ką, tai visiems sėkmės, visiems iš tikrųjų palinkėsiu stiprybės, greičio, nes jeigu esate greitesni, tai vadinasi tikrai turėsite galimybę ir laimėti žaidimą. Ir svarbiausia, atsakykite teisingai į klausimus. Viską, žiūrime į savo telefonus, startuoju, 3, 2, 1, žaidimas prasideda, aš klausimus be abejonės skaitysiu ir panašiai. Kaip manot, kokiu vaisiumi vadinama ši mašina? Slyva, kriaušė, bananas ar citrina? Lietuviai susijęs su automobiliais, pasipasakokit. Pasižiūrėsime, kasgi, slyva, kriaušė, bananas ar citrina. 25 sekundės atsakyti klausimui, 20 kitam klausimui pereiti ir pakomentuoti. Štai 27, 8 ir netgi 29 žmonės yra. Taigi teisingas atsakymas yra slyva, taip, ją vadina slyva, tai būtent 5 šitą bemsą vadina slyva lietuviai. Ir štai turime Saulių iš karto šavusi į 1 vietą. Kaip ir minėjau, tas pirmasis žmogus, kuris paspaus teisingai atsakymą, pirmasis gaus 8 taškus, antrasis 7, trečiasis 6, o visi likę paspaudę teisingai atsakymą gaus po 5 taškus. Kurioje šalyje sukurtas pats pirmiausias filmas apie Godzilla? Jungtinėse Amerikos valstijose, Kinijoje, Indijoje ar Japonijoje? Teisingas atsakymas, taip, kaip ir praeitą klausimą, taip ir šį klausimą jūs teisingai. Ta didžioji dalis žmonių paspaudė teisingai, tai būtent Japonijoje tas pats pirmasis filmas apie Godzilla ir buvo sukurtas. Na ką, kaip ir minėjau, pirmasis, kuris skuba paspausti teisingai ir būna teisingas, be abejonės gauna 8 taškus, antrasis 7, trečias 6, likę po 5, jeigu teisingai atspaudė. O dabar atsakykite, kurioje valstybėje yra aukščiausias Europoje krioklys, ne pasaulyje, bet Europoje. Rusijoje, tai būtent europinėje jos dalyje, Islandijoje, Suomijoje ar Norvegijoje. Na štai, 865 metrų aukščio Vinofosen krioklys esantis Norvegijoje jums ir atneša dar papildomus taškus į jūsų lentelę, jeigu jūs paspaudėte atsakymo variantą D, tai yra Norvegija. Taip, tai yra teisų. Gerai, mes tęsime toliau ir kol kas dar apie lyderius nieko nekalbėsiu, važiuojam į priekį. Kuršių marios turi tokią tik vieną salą, Kiaulės nugarą. O kiek salų turi Kauno marios? Na, aš manau, kad tikrai. Vieną tikrai turi, o dėl 3 ir 5, arba gal visai neturi, nežinau. Bet čia mano manimu. Vat ir išsidaviau. Tai kiek? 1, 3, 5 ar 0?
Jeigu skaičiuotumėm visas teisingasias, kaip sakoma, būtent Kauno Marių salas, tai tikrai yra 5, 2 tai yra Dabintos, 2 Paukščių ir sala ties Arlaviškėmis. 39 hektarų, 2 hektarų, 4 hektarų ir 4,5 hektarų. Taip, kas vieni kitiems yra jaunųjų tėvai? Piršliai, svotai, šešurai ar uošviai? Niekada neatsimindavau nei vienų, nei kas kieno ten brolis, jaunosios brolis arba brolio brolenė, ten piršlys ir panašiai, kaip sugalvoja pavadinimus, vietoj to, kad sakytų vardais paprasčiausiai. Nu, jūs parašykite, tai yra pasakykite, kas vieni kitiems yra jaunųjų tėvai. Piršliai, svotai, šešurai ar šešurai ar uošviai. Teisingas atsakymas paspaudė tie, kurie buvo vestuvėse, irgi ganėtinai didžioji jūsų dalis, tai būtent svotai yra vieni kitiems jaunųjų tėvai, jie gali vieni kitus vadinti svotais. Gerai, mes galime jau pasižiūrėti, Giedrė iš Gudaičio 40 stovi pirmoje vietoje, antroje Almantas iš to paties namo šeimyną žaidžia, Saulius iš Gudaičio 46 yra trečioje vietoje kartu su Kaunais. Gerai, kokios firmos ši transporto priemonė? Kaip ir minėjau, dar tik tai pradžia, 6 klausimai, 6 klausimas, iš tų 30 dar daug kas tikrai gali pasikeisti ir visiems linkiu tikrai susijimti. Fiatas, Porsche, Audi ar Peugeot? Na, jei turėsite kokių pasiūlymų ar komentarų ar pageidavimų, nes mes tikrai dar susimatysime kitą sekmadienį, galite rašyti arba elektroniniu paštu, kurį matote viršui mano galvos, arba tiesiog į Zoom chatą irgi galite rašyti žaidimo metu. Na, o mes žinome, kad tai yra Porsche ir vėlgi didžioji jūsų dalis, daugiau negu pusė paspaudė teisingai. Taip, Porsche'as, įdomi, tokių mašinų pas mus Lietuvoje liktais nėra, kaip ir nemačiau. Nežinau, kiek ten galėtų žmonių tilpti, o mes tęsim toliau. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus miestais yra laikomos kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip X gyventojų. Kiek tas yra X? 1500, 2000, 2500 ar 3000? Tai va, galite tada žiūrėti, ar mūsų Galvų slėnis yra miestas ar miestelis. Jo, tai va. Ir teisingas atsakymas be abejonės, turintis daugiau kaip 3000 registruotų gyventojų, jau gali vadintis miestais. 44% teisingai atsakė ir tai yra gerai, ir tai užsidirbo dar po truputėlį savo į turnyrinę lentelę, o mes tęsime toliau ir 8 klausimas skamba štai taip. Kuriai valstybei priklauso Grenlandijos sala? Danijai, Norvegijai, Kanadai ar iš vis niekam ji nepriklauso ir jinai priklauso tik tai savo. Štai dar vienas toks geografinis. Na štai ir surinkome 27 atsakymus. 27 žaidėjai, taigi Danijai priklauso ir vėl tas nuostabus skaičius 66, beveik 67% jūsų paspaudė teisingai ir vyksta kova tarp Sauliaus, Giedrės ir Almanto ir Kaunų, o taip pat ir Gedimino. Vienas tik taškas juos skiria, o tai reiškia, jie labai gerai kol kas keliauja teisingais atsakymais. Kokio filmo pagrindinis veikėjas yra Fredis Kruegeris? Avinėlių telėjimas, švytėjimas, klyksmas ar košmaras Guobų gatvėje? Na, gal vaikai jau nebeatsimena šito filmo, bet mes suaugę dar turėtumėm žinoti, nes tai vieni iš tų pirmųjų mūsų matytų siaubo filmų. Nors jeigu dabar pasižiūrėjus, tai jau taip siaubo filmų gal jį ir nelabai pavadinsi. Daugiau galbūt toksai nuotykių romantinė komedija. Košmaras Guobų gatvėje paspaudė tie, kurie tikrai matė ir tai yra didžioji jūsų dalis. Tai reiškia, o gal iš tikrųjų taip suaugę visi teisingai paspaudė, vaikai paspaudė tai, ką jie galvojo. Gerai, važiuojame toliau ir ką matome? Ir matome taip, kad tikrai tiek Audriui, tiek Lingailiai, tiek Gintui, Karoliui ir Sauliui labai noriu, kaip čia pasakyti, pastumėti į priekį. Kokios šalies yra ši šventė? Italijos, Argentinos, Meksikos ar Ispanijos, kurią jūs matote ekrane? Taigi surinkome visus atsakymus. Na ir taip, teisingas atsakymas yra Ispanijos ir vėlgi didžioji dalis, kaip ir minėjau, jūsų atsakė teisingai. Ir tai yra geras dalykas, reiškia tikrai nesunkus klausimai.
O kai yra nesunkus klausimai ir kai paspaudai teisingą atsakymą, visada džiaugiasi širdis. O gera nuotaika ir yra mūsų principas būtent šio žaidimo. Populiariausia daržovė, kurios vaisius yra uoga. Mano pats fainiausias klausimas. Populiariausia daržovė, kurios vaisius yra uoga. Svagūnas, agurkas, pomidoras ar cukinija. Na, čia turėtų būti 100% atsakymas. Visi turėtų atsakyti. Taip. Taip tikrai teisingai, tai yra populiariausia daržovė, kurios vaisius yra uoga, tai yra pomidoras. Gediminas iš Andriolio gatvės stabiliai laikosi 4 vietoje, žinodamas, kad 4 vieta irgi yra prizinė. Aviakompanija Singapore Airlines atnaujino savo turėtą ilgiausią komercinio skrydžio maršrutą, kurio ilgis virš 15 000 km. Lėktuvas iš Singapūro skrenda 17 valandų, atgal 18. Kokius gi miestus jungia šis maršrutas? Singapūras New Yorkas, Singapūras Miami, Singapūras Monrealis ar Singapūras Čikaga? Ilgiausias komercinis skrydis. Virš 15 000 km. O tai reiškia, kad skrydis 17 ir netgi šiek tiek daugiau valandų. Teisingas atsakymas be abejonės Singapūras, New Yorkas. Na, ten Monrealis aš abejoju, kad tai jau tikrai surinktų tiek daug žmonių skrendančių iš Singapūro tiesiogiai, bet New Yorkas tai tikrai taip. Taip, Singapūras, New Yorkas ir ką turime? Turime taip, kad 63 taškus turi Giedrė, Almantas turi 62. Norėčiau pažiūrėti, kaip tarpusavyje pešasi. Kokios profesijos žmogus buvo pirmosios praktiškai panaudotos padangos išradėjas Jonas Dunlopas? Paštininkas, kalvis, policininkas ar veterinaras? Kaip ir daugelį išradimų, įdomių išradimų visiškai nesusijęs su tų žmonių profesija. Taigi kokios profesijos, kaip manote, jeigu ir nežinote, galite spėti, 25% tikimybė atspėti. O jisai, Jonas Dunlopas, jisai buvo veterinaras. Ir kas jam šovė į galvą, sukurt padangą, kokiu būdu jam taip šovė į galvą? Na, tai yra įdomu. Tęsime toliau ir tuoj visai netrukus įpusėsime. 14 klausimas. Kokia mėnulio fazė būna po jaunaties? Delčia, užtemimas, pilnatis ar priešpilnis? Na štai, surinkome atsakymus. Teisingas atsakymas, tikrai matau, kad žiūrite į dangų ir matote dažniausiai mėnulį ir netgi žinote jų visas fazes. Ir būtent priešpilnis eina po jaunaties. Esate teisūs, paspaudę paskutinį atsakymo variantą. Gerai. Tęsime toliau. Dar kol kas apie mūsų 10-ką nėra ko kalbėti. Dar keletą klausimų, tada apžvelgsime. Kaip manote, kurioje šalyje gyvena šie mėly, kurioje saloje gyvena šie mėly gyvūnai? Tasmanijos saloje, Madagaskaro saloje, Naujojoje Zelandijoje ar Šri Lankoje? Na, čia tikrai turėtų būti 100% atsakymas. Beveik 100%, 2 žmogeliukai paspaudė netyčia, ne tą, o iš tikrųjų tai Madagaskaro gyventojai, būtent šie faini lemūrai, gražus gyvūnėliai, galbūt ir kandžiuosi. Na ir įpusėjome mes savo protų slėnio mūšį ir tęsime toliau antroji dalis, kurigi šalis yra šio padažo tėvynė. Pažiūrėkite įdėmiai. Ar Turkija, ar Gruzija, ar Graikija, ar Italija? Galvojau dar kokį pasiūlymą, kokią dar gal pagalbą, bet ne, pati nuotrauka išduoda. Turkija, Gruzija, Graikija ar Italija. Graikiškas, teisingai, tai yra graikiškas padažas, dar kitaip jų dar galima,
Pacai Letysta, iš tiesų tai pasižiūrėjus, tokia graži nuotrauka ir panašiai. Gerai, kągi mes turime? Turime pirmoje vietoje Giedrė, Almantu irgi dalinasi antroje vietoje, Saulius trečioje, Gediminas stabiliai ketvirtoje, Saulius penktoje vietoje. Labai siūlau visiems pasitemti, nes jau žaidimas į antrąją pusę. Viena iš didžiausių Egipto piramidžių be abejonės yra Gizoje. O kaip ji vadinasi? Cheopso, Mikerino ar Chefreno? Va, nesuklyskit paspaudę, čia 3 atsakymų variantai. Dar jums labiau palengvins. Teisingas atsakymas, be abejonės, tai yra Cheopso piramidė. Jinai pastatyta ant aukštesnės plynaukštės vietos. Todėl vizualiai jie atrodo aukštesnė už Cheopso. O, atsiprašau. Bet skirtumas tarp dviejų piramidžių yra šiek tiek daugiau nei 2 metrai. Taip yra parašyta, aš vėlgi pats netgi klystu šiek tiek. Taigi, kuris atlikėjas kartu su vaikų grupe Telebimbam atliko dainą Baltoji varnelė? Mamontovas, Mikutavičius, Povilaitis ar Butkutė? Šnekant apie tas piramidės, taip, Chefreno atrodo iš tikrųjų vizualiai, jinai atrodo aukščiau, tačiau jinai pastatyta ant aukštesnės kalvos. Ir kad ir kaip vizualiai jinai atrodytų aukštesnė, bet jinai nėra aukštesnė už Cheopso. Taip, tai kas Mamontovas, Mikutavičius, Povilaitis ar Butkutė? Koks vakaras ilgas, kaip šiandien man gera, Baltoji varnelė, be abejonės Andrius Mamontovas dainuoja šią dainą. Ir jau matau tai, kad jau 7 taškais Giedrė šauna į priekį, tai reiškia, jau galima sakyti, vienas teisingas atsakymas ją skiria nuo 2 ir nuo 3 vietos. Gerai, važiuojame mes toliau, dar tik tai, kaip sakoma, 2/3 beveik praėjom. Kiek yra vasaros olimpinių sporto šakų, kuriuose žaidžiama raketėmis? Nagi, paskaičiuokime, kiek yra vasaros olimpinių sporto šakų, kuriuose žaidžiama raketėmis. 2, 3, 4 ar 5? Teisingas atsakymas be abejonės yra 3, tie, kur suskaičiavo 3, tie tikrai yra laimi, nes, paskaičiuoti yra labai paprasta. Stalo tenisas, lauko tenisas ir be abejonės badmintonas. Štai 3 olimpinės sporto šakos. Be abejonės aš nekalbu apie lauko tenisą, ten poriniai, neporiniai ir taip toliau, tai tiesiog sporto šaka. Gerai, tęsime toliau ir kaip bendrai buvo vadinamos romėnų mitologijoje 3 grožio ir grakštumo deivės? Sirenos, Gracijos, Nimfos ar Auroros? Tos 3 deivės ekrane. Na ir teisingas atsakymas, nedaug jūsų pasirinko, bet turbūt dauguma iš visų, kiek buvo paspaustų atsakymų, 39%, tai būtent Gracijomis vadinamos grožio ir grakštumo deivės senovės romėnų mitologijoje. Na, mes tęsime toliau ir jau liko 10 klausimų. Ką reiškia nevartotina svetimybė saliarka? Sūrūs rauginti agurkai, suvirinimo aparatas, dyzelinas ar alga? Taigi, ką reiškia saliarka? Na, pažiūrėsim, ar žinote, ar nežinote. Pagaliau pirmasis 100% atsakymas, niekas nepaspaudė nei agurkus, nei aparato, nei algos, o būtent saliarka ir yra dyzelis, dyzelinas, dyzelinis kuras. Na ir mes galime važiuoti toliau. 22 klausimas. Kelintaisgi metais Dalia Grybauskaitė pradėjo antrąją prezidentavimo kadenciją? 2009, 2011, 2012 ar 2014 metais. Ne pirmąją, o antrąją prezidentavimo kadenciją. Nu, aš pasakysiu, kad, kaip ir minėjau, likę 5 klausimai, tai nuo 26 bus muzikinė, o tai reiškia, jums reikės klausytis telefonu. Ta garsą telefone arba YouTube labai gerai skamba tas dalykas. Gerai, tai yra 2014 metais ir didžioji jūsų dalis tikrai žino Lietuvos istoriją ir žino, kada prezidentė pradėjo antrąją kadenciją. Turbūt nelabai sunku atskaičiuoti atgal šiek tiek, ne?
Tęsime toliau. Kokiagi grupė laimėjo Eurovizijos konkursą su daina Hard Rock Hallelujah? Cosa Nostra, Young Georgian Lolitas, Vigvam ar Lordi? Na ir turime čia Eurovizijos gerbėjų. Na ir teisingasis atsakymas, beveik galėjo būti 100%, kažkam tiesiog sprūdo pirštas ne ten, kur reikėjo ir būtent Lordi, taip, jie persirengėliai su tom silikoniniam kaukiam, priprakaitavę viduj baisiausiai, bet štai laimėjo Euroviziją, buvo šiek tiek populiarus, bet vėl, kaip žinia, tylu ramu, apie jos nieko negirdėt. Lietuviško interneto atsiradimo diena laikoma 91 metų spalio 10 dieną, kuomet ant Seimo buvo įrengta palydovinio ryšio įranga. Kuri šalis padovanojo lietuviams tą įrangą? Islandija, Norvegija, Vokietija ar Izraelis? Taip, mes gavom dovanų internetą. Nu, kol jūs sakinėjate, taigi pirmoje vietoje kol kas laikosi Giedrė, antroje Almantas, trečioje Saulius, ketvirtoje Gediminas. Kaunai yra 5 vietoje, 6 Gintas. Važiuojam toliau. Taigi Norvegija yra labai teisingas atsakymas. Tie, kas paspaudė Norvegiją, yra teisūs. Būtent jie 91 metų spalio 10 dieną mums padovanojo palydovinio ryšio įrangą. O tai reiškia, kad mes jau 91 metų spalio 10 dieną, teoriškai, sakykime, turėjome internetą. Ne visi, bet kai kurie išrinktieji. Garsusis Kazakstano žurnalistas, kurį vaidino Saša Kojenas, kaip jis vadinasi, Boratas, Bruno, Aladinas ar Ali G? Na ir teisingas atsakymas vėl tai galėjo būti iš tikrųjų 100%, duodantis šiek tiek skaičių ir žiūrinti, kad kas greitesnis. Boratas, taip, būtent jisai yra ekrane, jak šimaš, kaip sakydavo jisai. Kol kas penketuke nieko nesikeičia, antrajam penketuke irgi nelabai kas keičiasi, bet visai gerai sekasi iš tiesų. O mes važiuojam toliau. Kiekgi vyrų atlieka šią dainą? Klausom telefone. Na štai, Village People, kažkas paspaudė 4, kažkas 5, o iš tikrųjų tai 6 asmenys yra Village People grupėje. Aš taip manau, kad kodėl pavadinau asmenys, nes, galbūt, kaip sakyti, vyrais gal nelabai juos pavadinsi. Tai nedaug kas pasirinko šitą atsakymą, o tai reiškia, tik keliems pavyko paspausti teisingai ir užsidirbti taškų. Kitas kūrinys irgi klausom. Tie, kurie paspaudė atsakymą B, jie yra teisūs, todėl kad būtent tai yra Airijos himnas. Airijos himnas tai yra kareivio daina. Gal mes netaip girdime jį iš tikrųjų, bet būtent tai yra, taip yra atliekamas šis kūrinukas. Būtent Airija, 64% jūsų paspaudė teisingai. Sekasi, matau, puikiai. Važiuojam toliau. Teisingas atsakymas – kardiofonas. Be abejonės tai yra kardiofonas, ne Nerija, ne Rondo, ne Bigs, galbūt Nerija, galbūt Rondo ir dainuodavo šitą dainą, bet būtent originalas ir būtent kurį jūs klausotės priklauso kardiofonui. Nuostabu, iš tikrųjų nuostabiai čia viskas sukasi po truputėlį, o tęsime toliau.
Teisingas atsakymas tai yra A komandos garso takelis, A komandos serialo, net ir filmo pradžios yra garso takelis, įžanginė melodija, kurią tie, kas tikrai matė, tikrai gali sakyti, kad atsimena, negelbėtojai nerokis. Na ir matome, kad visai čia gerai mūsų keičiasi, Giedrė visą laiką pirmavo ir štai Saulius šovė į priekį. Važiuojam toliau, paskutinis. Matau, kad sėdite prie televizoriaus, tikrai taip, ir žiūrite serialus, nors šio serialo jau neberodo, galite, man atrodo, LRT mediatekoje pasižiūrėti. Taip, tai Garsiosios giminės, rodytas per Lietuvos televiziją, nepasmerkti nepaveldėtoje, ir 75 procentam žmonių šis atsakymas atnešė papildomą taškus. Ir kągi, pasižiūrėkime dešimtuką ir būtent jį galime mes ir aptarti. Taigi 10 vietoje sveikinu Audrius iš Andriolio Kem 6 namo, o Violeta iš Gudaičio 29B yra 9 vietoje, mačiau buvo net 6 ir krito. Monika 17, 8, Augustė iš Vilniaus 7, Gintas iš Krasausko 16, 6, Kaunai 5. Na ir mūsų prizinis ketvirtukas, pavadinkim taip prizinis, nes tos 4 vietos gauna prizus. Taigi Gediminas iš Andriolio Kem 6-2 gauna nuostabią pusę kilogramo rūkytų skanių šonkauliukų porciją. Almantas iš Gudaičio gatvės 40 sveikinu, laimate 10 eurų, be abejonės 10 eurų Rimi kortelę, ar dovanų kuponą pavadinkime taip. Giedrė iš to paties namo, šeimyninis duetas, laimi 15, na va, prisidėsite šeimai 25 eurus, nuostabu. Na ir 20 eurų laimi Saulius iš Gudaičio 46/1 namo, o visą laiką tai buvęs taip 3, 4 vietoje, ties paskutiniais klausimais šovė į priekį ir išplėšė pergalę. Iš tikrųjų, tai yra labai fainas dalykas, labai džiaugiuosi, kad žaidėte su mumis ir kągi, tęsime toliau. Tai noriu visiems padėkoti, noriu visiems pasakyti didžiulį ačiū. Su nugalėtojais, kadangi mes juos matom, žinome ir matome jų adresus, tikrai susisieksime. Pavaiškinsime, kaip perduosime, kaip ką. Su Gediminu irgi kažkaip susisieksim, pasiklausim, kada jis norėtų tos vakarienės. Na, o aš vėlgi siūlau jums nepamiršti ir kito sekmadienį, nes būtent sekantį sekmadienį, jau paskutinis vasario sekmadienis ir paskutinį vasario sekmadienį mes vėl žaisime Protų slėnio turnyrą, vat būtent tą žaidimą. Vėlgi turėsime prizų, skanių prizų, ne tik skanių, bet ir piniginių prizų, pavadinkime taip. Ir be abejonės turėsime daug žaidėjų, nes jeigu jūs pasakysite kaimynams ir nepamiršite jiems priminti, kad sekmadienį 18 val. Junkitės prie Protų slėnio mūšio, viskas būtų labai faina, nes kuo daugiau žaidėjų, tuo yra smagiau, tuo galima šiaip kažkaip imti ir susitikti su visų Kalvų slėnio bendruomenė. Taigi dar kartelį už prizus dėkoju Kalvų slėnio bendruomeniai, ačiū, kad remiate, na, o aš su jumis noriu atsisveikinti, palinkėti, kaip čia pasakyti, sekančios labai geros savaitės, likite sveiki, likite saugus, likite protingi, na ir iki kito sekmadienio. Čia buvo Darius, sėkmės visiems kaimynai, iki.